Sveiki, kolegos. Šiandien pakalbėsim apie strategiją, kuri gerai tinka krentančioms rinkoms. Tai būtų ta pati strategija, kur kalbėjom ir apie long pozicijas, break and rytas, tik tai į kitą pusę. Tai kaip rinkos krenta, mes atidarom short poziciją. Daug kas nesupranta iš tikrųjų, iš kur atsiranda ta short pozicija. Tai iš principo jinai naudojama tada, kaip rinkos krenta, iš kur jinai atsiranda, mes poziciją perkam iš brokerio, brokeris tas akcijas skolinasi iš investuotojo ir mes tikimės, kad rinka eis į apačią, todėl atidarom short poziciją. Tokiai, tai jeigu kalbant apie strategiją, tai atrodo taip, kad krenta, break mūsų lygis, retest patikrina ir tada važiuoja į apačią. Mūsų užėjimo taškas čia, stopas čia. Čia kaip ir viskas aišku, kaip išnekėjom į kitą pusę, ne? Tai va dabar noriu parodyti praktinius pavyzdžius. Tai tarkim, jeigu žiūrime 4 valandų laikotarpį, tai jį labai dažnai naudoja žmonės investuotojai arba kurie neturi daug laiko. Ir šitą strategiją pakankamai gerai iš tikrųjų jiem atidirbinėja. Tai va kaip pavyzdys dabar ką matau, va žiūrėkit, čia buvo virš lygio, ne, kaina atrodė jau laikė lygį, tada žiūrėkit įvyko break, retest ir nuvažiavo. Taigi mūsų kaip traderių investuotojų mintis yra užeiti šitoje vietoje, stopas dedamas virš žvakės tos viršutinės, kur buvo. Ir taip atrodo mūsų treidas. Paimkim dar kokią nors vietą, kad ir čia va, žiūrėkit 4 valandų laikotarpį, kaip viskas atrodo. Break mūsų lygį kirto, retest grįžo patikrino, grinai iki mūsų lygio pačios ir tada nuvažiavo į apačią. Mūsų užėjimo taškas čia, stopas virš lygio, dėl to kaip ir prieš tai minėjau video, kad labai svarbu mums yra tinkamai sugebėti nusibraižyti lygius. Jeigu tinkamai sugebėsime braižyti lygius, tai sugebėsime rinkoje ir uždirbti pinigų. Ok, pasižiūrim dar kokių, važiuokim, čia bus. Tai vat 4 valandų laikotarpį visas atrodo maždaug taip. 4 valandų laikotarpį mums nėra svarbu, kad tas judėjimas būtų tą pačią dieną, nes dažniausiai taip niekada nebus, tai gali būti savaitės laikotarpis. Jeigu imsim, va, tarkim, šitą vietą, ne? Tai žiūrėkit, čia buvo break realiai, retest ir va, čia nuvažiavo. Mūsų užėjimo taškas čia, stopas virš lygio. Įgūdę traderiai, kurie jau seniau prekiauja rinkose, mano retest būtų buvęs šitoj vietoj. Bet jau reikia žiūrėti time frame mažesnio laikotarpio, nes realiai va čia buvo break, va šitoj vietoj buvo retest ir nuvažiavo. Aš būčiau žaidinėjęs šitoj vietoj, stopas mano būtų buvęs čia. Bet jeigu esat mažiau įgūdę, tai geriau apsidrausti, žiūrėti 4 valandų laikotarpį ir žiūrėti va šitas vietas, kur kirto lygį, nuvažiavo, grįžo, patikrino, kur akivaizdžiai matot, kad tikrina lygį ir tada galima daryti užėjimą. Jeigu žiūrint valandiniam, tai viskas matosi dar geriau. Tai va, tarkim, šitos visos vietos, vat matos, kad kerta lygį, grįžo, žiūrėkit, patikrina. Lygio patikrinimas būna praktiškai centas į centą. Va šitos vietos. Bet atrodo puikiai, žiūrėkit, kaip kirto lygį, žiūrėkit, daėjo grinai iki mūsų apačios, pasidaužė ir nuvažiavo į apačią. Tai mūsų užėjimas šitą vietą, stopas čia. Čia viskas labai aišku. Jeigu žiūrint toliau, aišku, čia, kad akivaizdžiai matytus, čia va, kirto lygį, žiūrėkit, grįžo, patikrino, galėjom užėjimą daryti šitoj vietoje, arba važiuokit dar grįžo ir po to vis tiek nuvažiavo į apačią. Todėl mums labai svarbu, kad kur yra mūsų užėjimo zona, kur mūsų stop zona, kur yra virš lygio ir kur mūsų profitas, kur mes pasiemam profitą. Mes profit pasiemam prie kito lygio dažniausiai. Žiūrim, kaip kaina pradeda elgtis prie lygio. Pavyzdžiui, šituo atveju kaina matėsi, kad kaip nuvažiavo į apačią, jinai jau čia pradėjo stabdytis. Va jau čia, aš jau čia būčiau išeidinėjęs iš pozicijos. Kodėl? Nes tokia strategija. Va čia, žiūrėkit, šitos vietos, čia laukimas, va žiūrėkit, savaitę laiko. Kam to reikia, kam tie nervai, visa kita, geriau paimti, parduoti ją čia kaip nujuda iki šitų vietų ir tada ieškoti kitą treidą arba kito užėjimo taško.
Tai va, tai ši strategija tokia labai paprasta, iš tikrųjų ją tik tai reikia įgūsti naudoti. Va, iš principo, kad ir čia, ne, kirto, va, rytapti ir nuvažiavo žemyn. Ir čia bet kokią vietą, kur paimtumėm realiai, tai ši strategija pakankamai puikiai atidirbinėja. Ir kuo naudojat mažesnį time frame, kiti naudoja pusę valandos, aš asmeniškai treidinant naudoju 5 minutės. Bet jeigu esat pradedantieji, tai geriau padėkit nuo didesnio time frame, tada lengviau suprasti. Verta, grįžta patikrina, užeinam, stopas čia, profitas čia. Kodėl čia imam profitą, nes čia žiūrėkit, va, iki čia nuėdėjo, praeitą kartą čia galim matyti, kad čia toks mūsų kaip lygis. Kodėl mes uždirbam tiek, o stopas mūsų toks, labai mažas. Čia mūsų risk rewardas vadinamas yra, čia kokiu bus 1/10 turbūt. Nes rizikuojam $2, čia kad uždirbtumėm 30, čia dar didesnis. Tai va, tai iš principo ši strategija atrodo taip, short pozicija daug kas nesupranta, bet iš principo net nereikia suprasti, iš kur atsiranda tos akcijos, kas jums jas paskolina ir taip toliau. Esmė yra visa suprasti, kad long poziciją mes perkam, kad judėtų į viršų, o short pozicijas mes perkam tada, kaip tikimės, kad kaina kris į apačią. Ten kas jau mums parduoda, kaip ten visa mechanika veikia, rinkos mums nėra tai įdomu. Dar toks vienas svarbus dalykas, ką reikėtų paminėti, kad short pozicijos krenta daug greičiau negu kyla long pozicijos. Ta prasme, kodėl kyla lėčiau, o krenta daug greičiau, todėl nes krentant atsiranda panika. Kai atsiranda panika, tada visi ima pardavinėti, nes galvoja, kad rinka kris, jau ten pramūt grindys, nuvažiuos į apačią ir atsiranda vadinami panic sales. Todėl atkreipti dėmesį, kad rinka kyla visada lėčiau negu leidžiasi. Kai krenta rinka, tai leidžiasi labai greitai. Kodėl taip yra, nes atsiranda panika, kaip ir minėjau, o tas kitas techninis dalykas, žmonės būna susidėję stopus, todėl kai kainai krentant pradeda liesti jų stopus, atsiranda likvidumo nebuvimas ir tada, kai nėra likvidumo, kaina labai greit krenta. Tai va. Tai tikiuosi, kad ką įsiminėt, toks trumpas video pirmadienį, bet tikiuosi, kad patiko. Ačiū, kad žiūrėjot, spauskit like, pasidalinkit su draugais, susiprenumeruokit, jeigu dar nesate to padarę ir gražios dienos iki.